Sveiki atvykę į Tarp eilučių jaunimo podcastą, kuriame kalbame atvirai apie tai, kas dažniausiai lieka nutylėta. Taigi mūsų svečias šiame epizode jau 4. yra Vidmantas Pamedys. Tai kaip apibūdina mums internetas Vidmantą, tai Vidmantas yra Tauragės atvirosios jaunimo erdvės darbuotojas. Taip pat yra aktyvus visuomenininkas, kuris padeda ugdyti jaunimo kompetencijas bei įtraukti tauragiškius į visuomeninę veiklą. Taip? Tai Vidmantai, ar teisingai pristato tave internetas? Tiesos yra. Iš tikrųjų, plus, kai skaičiu, koks aš čia visuomenininkas. Iš tikrųjų, tai esu, kaip jaunimo darbuotojas, kuris padeda jaunimui atrasti save, tai skaičiu, tie gal. Gerai. Tai apie ką šiandien pakalbėsim su Vidmantu, tai Vidmantas yra užaugęs globos namuose ir tiesiog pakalbėsim apie tai, ką jis šiaip iš tikrųjų veikia kaip jaunimo darbuotojas, kasdien, su kokiais mitais susiduria ir tiesiog svarbiausia, ką jis norėtų perduoti jaunam žmogui. Taigi gerai, nuo ko galim pradėti, tai pirmasis dalykas, internete, Facebook ir panašiai, tave labiau galima lengviau rasti kaip Gera diena, o ne kaip Vidmantą. Kokia yra galbūt idėja ir kodėl būtent taip? Tai viena iš tų dalykų, kodėl, pavyzdžiui, skaičiau prieš 15 metų iš tikrųjų Facebook'e buvau pasivadinęs Gera diena. Tai tas būtent žinutė yra, kad tu perskaitai būtent pavadinimą ir tau nuotaika šiaip pagerėja ir toks, kaip pasakyti, tu labiau pažįsti žmogų iš jos gerosios pusės negu iš blogosios. Tai gal vien tai, plus kažkada 3 ar 2 klasėje kalbėjom apie slapyvardžius. Tai viena iš tų idėjų buvo, kad slapyvardį galima susikurti tokį, kad tavi pažintų žmonės būtent iš kitaip. Ir toks, kilo ta idėja, tai skaičiu iki dabar yra tik tai darbo reikalais, nebe Gera diena, o iš tikrųjų tai iki dabar yra visur naudojama ir daug kas pažįsta kaip Gera diena. Gerai, labai įdomu, labai faina girdėti. Aš tai neatsiminčiau jaučiu, kokia yra mano, kokių aš buvau slapyvardžių prisigalvojus. Tai gerai, tada kas labiausiai motyvavo ir paskatino tave tapti jaunimo darbuotojai? Sakyčiau, tai pirmas darbas iš tikrųjų nebuvo su jaunimu, buvo pirmiau gal su negalią turinčiais žmonėmis, nes mačiau, kaip gali pasiekti iš tikrųjų savo rezultatą, kokiu tikslu jie įsikelia. Tai aš dirbau kaip sporto specialistas užimtumo centre dienos. Tai man vien tas, kad galima kažkokį rezultatą pasiekti su žmonėmis, tai būtent tas skatino iš tikrųjų tapti jaunimo darbuotojai. Plus vadovas pastebėjo iš tikrųjų labai geras mano kompetencijas, kad galėčiau tapti jaunimo darbuotojai. Ir buvo pasiūlyta dirbti kaip mobilus darbuotojas, kuris važiuoja į kaimo vietovės. Kas dar nežino, tai yra, kad jaunimo darbuotojas važiuoja ir padeda jaunuoliams atrasti save būtent kaimo vietovėse su miesto sąlygomis. Tai skaičiu vienas iš tų. Taip ir atvedė gal skaičiu į atvirą jaunimo erdvę tiesiog pabandyti, ar man patiktų darbas. Ir iš tikrųjų skaičiu iki dabar jau 3 metai, kai dirbu. Ir kiekviena diena būna skirtinga. Nebūna vienodų dienų, visada būna skirtingi iššūkiai dienoje. Tai gal skaičiu tiek, kad žmonės, kuriem gali parodyti rezultatą arba kurie nori pagalbos ir ateina kreipiasi, tai būtent gal dėl to. Geras. O vis tiek, čia yra tokios, nenoriu sakyti gal opios, bet tiesiog labai dažnos vietos, kur gali būti susidurimas, apstai visur gyvenime gali su įvairiais dalykais susidurti ir būtent ar yra tekę, galbūt ar dėl darbo pasirinkimo, ar šiaip dėl bet ko savo gyvenime, esi galbūt patyręs ar patyčių kokiu nors ir ar tai yra kaip nors paveikia tavo emocinę sveikatą? Galiu pasakyti vienas iš tų dalykų, kad patyčių yra kiekvienas žmogus patyręs vienaip ar kitaip. Vienokia ar kitokia forma, iš tikrųjų, mes gal daugiau nutylime patys kaip žmonės. Aš asmeniškai tai
visą gyvenimą patyriau iš tikrųjų. Aišku, mokykloje gal buvo tai mažiau, nes iš tikrųjų tu mažesnis buvo, gal skaičiu, draugų ratas, klasiokai, vienaip ar kitaip mes sutardavom. Tai bet vienas iš tų patyčių būdavo globos namuose. Iš tikrųjų, gal atrodo ir mažas dalykas, nes mes kitaip matome globojamus žmonės, ne? Tai būda, kad iš tikrųjų tau niekam nerūpėdavo, kas tyčiasi, kaip tyčiasi, kodėl tyčiasi. Iš tikrųjų, ir tu kiekvieną dieną iš tikrųjų būda tokia kova su savimi, kur tu turėdavai iškelti savo klausimą, o kas rytoj bus. Tai manau vien tai, kad patyčios iš tikrųjų asmeniškai aš patyręs esu, iš tikrųjų yra ir mokyklai bandė tyčiotis, bet turėjom labai gerą auklėtoją, iš tikrųjų, kur labai greitai padėjo išspręsti šitą problemą. Aišku, buvo, galiu pasakyti, daug ir iš suaugusių žmonių, kad patyčios ir kėlė būtent klausims klasėje, kodėl būtent iš globos namų. Tai vienas, pavyzdžiui, galiu duoti kaip pavyzdį, ne? Ir dabar tik tai, kai suaugęs, tu suvoki, kad tai buvo kaip patyčia. Kad 5 klasėje, pavyzdžiui, auklėtoja vienintelį skiria mane, ne, tarkim, ir klausė, kas būtent yra iš vaikų namų. Ir tu, pavyzdžiui, turi atsistoti ir būtent argumentuoti, kodėl tu esi iš vaikų namų, arba ten pasakoti apie šeimos netekti, kodėl atsidūrė vaikų namuose. Tai skaičiu, tai yra nejauku, tu aišku tai supranti, bet tu supranti tik po laiko, kodėl būtent tokios patyčios vyko. Esu beje girdėjęs irgi vienas iš tų faktų, kad auklėtojas yra prieš visą klasę prašė jaunuolių globoje esančių pasakoti visai klasiai, kodėl būtent atsirado vaikų namuose, kodėl, pavyzdžiui, neturi šeimos, kodėl būtent šeimoje buvo ten kažkokios problemos kaip alkoholizmas, patyčios ir visa kita, smurtas beje šeimoje. Ir tai pasakoti savo klasės draugams. Tai skaičiu, mes to nesuvokiam, kad tai yra patyčios, bet tai yra viena kita forma patyčios. Jo, nes kiekvieno tai neklausia, kokia yra situacija šeimoje. Tai iš tikrųjų, kai visą gyvenimą iš tikrųjų yra pažeidžiama grupė, būtent globojoje esantis jaunimas. Ir mes visada mokykloje bent, tai būda, kad mokytojas nori nusileisti, tam mokiniui. Ir tu nesupranti, atrodo tau kaip ir pagalba nori išties, bet tuo pačiu atrodo iš tavęs kaip ir pasityčioti arba pažeminti prieš visą klasę. Iš tikrųjų, vienas iš tų skaudu yra girdėti, nes tikrai yra ne vienas jaunuolis pasakos būtent iš globos namų, kad tai vyksta būtent mokyklos prasme. Kad tarsi atrodo iš karto uždeda kažkokią tai etiketę ar kažką. Taip. Jo, o ar tokie dalykai tave buvo kažkaip ar paveikia, ar vis dar galbūt dar dabar turi kažkokį poveikį? Galiu pasakyti vienas iš to, kodėl ir šiaip gera diena yra vienas pavadinimas iš to, kad patyčios iš vardo. Irgi, esat girdėję, pavyzdžiui, man labai nepatikdavo mokykloje, kai mane ne Vidmantu vadindavo, o Vydma. Tai, pavyzdžiui, mane žeisdavo, nes tai yra kits vardas ir, pavyzdžiui, visiškai. Tai mane, pavyzdžiui, žeisdavo, bet su to kovodavau. Tai vienas iš tų buvo irgi mintis, kad persivadinti Facebooką, kad mažiau žmonių žino tavo vardą, mažiau patyčių. Tai vienas iš tų faktų, kad galima kitaip apeiti ir pažiūrėti, aišku, patyčias, bet manau, kad kiekvienas esam savo gyvenimo vedlys ir kiek leisim tyčiotis, tiek žmonės ir tyčiosis. Jo. O vis tiek, kadangi, kaip pasakai, esi šiek tiek susidūręs, tarkim, kaip man, kaip jaunam žmogui, galbūt reikėtų sunkiuose tokiuose etapuose suprasti, kad man galbūt reikia pagalbos ir kur galbūt kreiptis, kad tiesiog, kad nepasilikti visko savo. Jo, labai geras klausimas. Šiaip, sakyčiau, ir mes kaip jaunimo darbuotojai labai daug atliekam tuo darbo, kad tiesiog pokalbis arba pastebėjimas jaunuolio, kad jisai yra uždaras, nebendraujantis, nenori daug kalbėti apie savo emocijas, būtent apie patyčias, apie santykius šeimoje, mokykloje, draugų neturėjimas.
Tai dažnas yra patyčios socialinėse tinkluose, kas iš tikrųjų baisu. Tai sakyčiau, vienas iš tų, kad galima drąsiai ateiti į jaunimo erdvę ir pasikalbėti su mumis jaunimo darbuotojais. Mokykloje yra klasės vadovai, psichologai, yra draugų, sakyčiau, netgi ratas yra, kur gali tavi išklausyti, bet jau kai yra peržengusios patyčios į smurtą arba į didesnį, tada ir mes jaunimo darbuotojai nebeturim galios, mes turime kreiptis pas specialistus. Tai sakyčiau, kad kol yra žodinės patyčios, mes galim padėti išklausyti. Mes turim taip pat erdvėje psichologą pagal projektą. Tai irgi galim suteikti tokią galimybę jaunuoliam psichologo, bet turi pats norėti jaunuolis. Nes, kaip ir mes sakom, atėję individualiai kalbėti su jaunuoliu, mes viską turim palikti konfidencialiai. Bet kartais būna, kad konfidencialumo turime perlaužti ir kreiptis į institucijas, nes būna tokių atvejų, kada jau tiesiog yra nebe jaunuolio problema, o tarkim šeimos problema, ir gaunas, kad šeimoje jaunuolis labiau patiria patyčias arba žeminimą ir jau tada gaunas, kad tas jaunuolis jis bus uždaresnis, neturės draugų ir tada jau gaunas pokalbis nebe su jaunuoliu, o su jo šeima, tarkim. Supratau. Tai va, labai gera žinoti, kad va yra, kad ir pagal projektą, ten psichologai ir panašiai, kurie gali padėti ir suteikti pagalbą arba tiesiog jaunimo darbuotojai. Tai o kokia būtų tavo patirtis augant vaikų namuose? Kaip tai galbūt tave suformavo kaip žmogų ir kokia... Kaip tu tiesiog dabar... Aš dabar irgi nenoriu taip čia tarsi skirti, tai vis dėlto, kad kitoks, bet turiu omeny, galbūt tai pakeitė ar tavo bendravimą, ar dar kažką, nežinau. Kaip tu tai... Vienas iš tų dalykų, iš tikrųjų, kur dabar šovė į galvą, iš tikrųjų, tai gal tuos... kaip pasakyčiau, šeimos kaip ir vaizdą tu neturėjęs, vienas iš tų dalykų, bet kitas dalykas yra, ta kova, kai atsakomybių daug tau kliūna, tu turi visada su savim, tarkim, sugyventi ir vienas iš tų dalykų, kad kai globoji, tai sakyčiau, savis mani bent suformavo, kad aš labiau uždaresnis. Jeigu yra kas iš mano būtent artimųjų pažįstamų, pavyzdžiui, niekada aš neleidžiu niekam iš tikrųjų pasakoti, kad aš esu iš vaikų namų. Nes tai iš karto tau uždė tokią etiketę, kad tu esi loseris, atsiprašant, taip sakyčiau, tu nieko nesugebi, tu nieko nepasieksi, būtent tau gaunas toks visuomenė dar vis dėlto žiūri kitaip į tus žmonės, sakyčiau, kad tas šeimos neturėjimas ir nematymas vaizdinio, tai vis dėlto sukelia tokias abejonės, ko tu nori gyvenime. Tai sakyčiau, vienas iš tų. Kitas dalykas, tai kaip ir kalbėjau, atsakomybė. Tu aišku, tu už save esi atsakingas ir tu tą išugdai. Vienas iš tų, o kitas dalykas, kad labai daug įgauni socialinių įgūdžių. Iš tikrųjų, sakyčiau, vienas iš tų. Tiek namų ruošoj, tu esi tvarkingesnis, tu gauni kažkokį ritmą, tu žinai, kaip su juo susitvarkyti, nes kaip ir, aš bent augau, dabar aišku yra kitokias sąlygas, aš augau sistemoj, sakyčiau, tokioj, kur tau tiesiog, pavyzdžiui, tu atsikeli ryte, turi būti paklota lova. Jeigu nėra paklota lova, tu negali išeiti į mokyklą. Jeigu nueini į mokyklą, nėra paruošti namų darbai, jau tu esi blogas, jau grįžęs tu gausi nuobaudą kažkokią, Tai ištisai toks, kaip pasakyčiau, kaip kariuomenė, kad tas turi būti tas, tai lygiai taip pat ir vaikų namuose. Nėra ugdoma, kaip pasakyti, kitaip, kad reikia atlikti tada, kada tu nori. Ir tada, kada tavo, tarkim, emocinė būsena yra gera, tu šiandien nenori tos spintos tvarkytis, viskas okei. Tu susitvarkysi šią savaitę, tarkim. Tas bendravims, tai skaičiu, aš augau tokioj sistemai, kur jo nebuvo, realiai.
Tai dabar, va, kaip skaičiau, mes, kaip jaunimo darbuotojai, kurie dirbam dar su globoje esančiai, tai mes matom, kaip sistema keitėsi, kaip jie gyvena namuose su nedaugelį vienas su kitu ir jie, pavyzdžiui, auga kitaip. Jau dabar yra, tu nori tvarkyti spintą rytoj. Ok, mes padėsim, tu tvarkykis spintą rytoj. Tai skaičiau, dabar yra labiau atsižvelgiama į asmens emocinę būseną. Ir jeigu tu nenori, nori. Toks, skaičiu, o mano atžvilgiu, kad aš kai sistemoj, pas mane gyvenime buvo daug pokyčių. Labai daug. Ir tas, kai vienas irgi dalykas, žmonių pasikeitimas. Tu neprisiriši prie žmonių ir tu nesi tada atviras kalbėtis apie problemas, kurios, atrodo, gyvenime tau gal yra svarbios labai. Ir tau trūksta to pokalbio. Tai skaičiu, manis formavo, skaičiu, tokį įdomiai, gal skaičiu atsakingą, ne sistemos žmogų, kuris priekaištauja ištisai, nes būdavo, kad vienintelis, kuriam priekaištai ištisai yra kažkas. Ir skaičiu vienas gal iš tų dalykų, kad labai organizuotas patapau. Labai nutesmė į priekį planuojas, darais, kas tau gyvenime pliusai ir minusai. Tu labai atsiskiri, tai sakyčiau, iš tų dalykų. Labai įdomu dar prisimenant, ką prieš tai sakėjai apie būtent tai, kad nesinori, kad, tarkim, kiti pasakotų. Ir dabar atrodo, tarsi yra suprantama, nes yra liūdna, kad iškart ta kažkokia etiketė yra uždedama ar dar kažkas, nors nesvarbu, tu gali būti ir šeimą turėdamas, vis tiek galbūt ta šeimos modelis nėra idealus ir ten, tarkim, nėra vis tiek to ryšio ten ar su tėvais ir, lygiai tokia pati panaši, negaliu sakyti lyginti, bet turime, kad panaši situacija, lyginant, kad vis tiek žmogus gali, būti nesustabdomas ir padarys tiek visiškai, bet ką. Tai jo, o tada dar kokios tavo būtent šios patirtis galbūt padeda suprasti jaunus žmonės, kurie ateina į jaunimo erdvę. Vis tiek kažkiek iš dalies atsakei, bet galbūt gal dar turi kažkokių. Tas atsakė. Šiaip skaičiu, kad gal padeda vienas iš tai, kad suprantu, kad jaunuoliam būtent reikia išklausimo, nes kaip mes ir galvojam, kad mes kaip jaunimo darbuotojai esam tie kaip broliai, sesės, kurie gali būti šalia, kurie gali padėti. Tai skaičiu vienas iš tų mano patirčių, kad tiesiog pasidariau labiau išklausantį žmogų ir visada, kai skau, mažas žingsnis pokyčio gali būti didelis pokytis, nes, tarkim, jaunuoliam labai trūksta bendravimo. Nes dabar tik ir socialinė erdvė ir mes atrodo bendraujam ir iš tikrųjų patyčios būtent ten didelios vyksta ir jaunuoliam labai reikia būtent pagalbos iš tos pusės, kad atskirtų tikrus draugus nuo netikrų draugų. Nes atrodo, jeigu tu savaitę pabendravai ten, tarkim, tam pačiam Snapchat'e, tai jau turi draugą arba draugę. Taip, nebūna. Realiai, čia yra, kiskau, ne vieno mėnesio ir ne vienų metų draugystė, kad būtų. O mūsų yra... kad pasitikėjimas atsirastų ir panašiai. Jo, bet jaunuoliai tai nesuvokia. Tai čia yra gal skaičių skaudu. Vienas kitas supranta, kad draugas tai yra, kur tu gali įsipasakoti, atsiremti ir taip toliau. Bet dauguma galvoja, kad Snapchat'e, ten, tarkim, Facebook'e parašė, savaitę pabendravau, porą kartų susitikau kavos, ir aš jau turiu draugą, taip nebūna realiai. Tai vienas skaičiu iš to, kad tiesiog mano patirtis tiek atskirtis draugų ir suprasti, kas yra tikras draugas. Nes, draugų gali būti daug, bet tą vieną gali labai sunkiai rasti. Tai skaičiu vienas iš tų buvo pokyčių, kad jaunuoliam būtent sakau, kad atskirk tikrą draugą nuo netikro draugo. Ir išklausimas, nes jaunuoliam, kai skau ir dabar, kai dirbam su globoje esančiais jaunuoliais, jie pasako iš tikrųjų skaudžias savo gyvenimo netektis, kas įvyko, kaip įvyko. Ir tu turi atsiriboti. Turi suprasti, kur yra ta riba
kada tu kaip jaunimo darbuotojas gali išklausyti ir empatiškai pasijaust, tiek neįžeidžiant jaunuolio, nes ne visko gal tu nori ir girdėti, nes yra tikrai skaudžių temų, bet tuo pačiu turėtų tą jaunuolį paskatinti kalbėti. Tai va, skaičiau tiek. O kai kalbi apie kokią ribą, tu ir kalbi apie tai, kad paminėjai ribą kažkokią, kad kaip jaunimo darbuotojas, kiek turi, ką turi tiksliau apie tai omenyti. Ta turiu omeny, kad jeigu jaunimo darbuotojas, tarkim, mane, jau viską savi sugeria ir jis savo prisiema, tarkim, mane visas netektis arba pradeda, tarkim, lyginti savo gyvenimo iššūkius su tuo jaunuolio iššūkius, tai yra jau riba, kada tu nebepadedi jaunuoliui, o tu tiesiog geri kaip kempinės. Tarkim, tą visą jo pasakojimą ir tu jau nebegali jaunuoliui padėti. Tai va čia yra riba, kad tu turi atsitraukti į jaunuolio naudą ir pažiūrėti, ar tu gali jaunuoliui dar padėti ir išklausyti. Nes tarkim, jeigu, kaip pavyzdys, yra pasakoja apie išprievartavimų šeimoje, tai ne kiekvienas žmogus, tarkim, gali klausytis tos temos, ir tada tu tiesiog vidury pokalbio, kur jau tau būna skaudu, tu tiesiog pasakai, sorry, man gal galima kitaip papasakot, arba tarkim, aš šiandien nebegaliu išklausyti. Nes, iš tikrųjų, tai yra skaudžios patirtis, kur jaunuoliai atvirai pasakoja ir dalinasi. Tai ta riba tokia, yra, skaičiau. Čia yra kaip, viena jaunimo darbuotojų stiprybė, galėčiau taip netgi vardinti. Gerai, o kaip manai, kas yra svarbiausia, ką jaunas žmogus turi žinoti apie savo emocijas? Aš skaičiau, kad aplamai jaunas žmogus turi žinoti emocijas, nes ne visi, mes patys suaugę, ne visi atsakom savo emociją, nes šiandien, normaliai jaučiuosi, kas tas normaliai yra. Tai skaičiau, kad nežinoti emocijų yra normalu ir šiaip, kad reikia gilintis ir plius minus bent įvardinti, kaip tu jauties. Nes jeigu, tarkim, tau mokykloje nesisekė ir tavi kažkas įskaudino, tai taip ir įvardinti. Aš esu įskaudintas, Tai, kad emocijų reikia nebijoti pažinti, jis reikia įsakyti, vienas iš tų. Kitas dalykas, kad kalbėtis, vien būtent pokalbis apie emocijas, apie savijautą yra jaunuoliui ir žmogui geriau. Nes tu perduodi kitam, tarkim, žmogui kažkokią informaciją ir tu nusimeti kaip akmenį nuo savęs. Ir tau tiesiog būna geriau, stabiliau, tu toliau gali, kaip pasakyti, savo emocijas gerinti. Tai vienas iš tų gal skaičių. Mūsų paskutinis klausimas būtų, ką tu palinkėtum jaunam žmogui? Čia toks sudėtingas klausimas. Apibendrinant mūsų visą pokalbį. Šiaip apibendrinant, kad tiesiog ateiti jaunimo erdvę. Vienas iš tų dalykų, nebūtinai Tauragėj yra ir kituose miestuose jaunimo erdvės, lankytis jaunimo erdvėse, susirasti jaunimo darbuotojus, pažinti ir žinoti juos. Tada kitas palinkėjimas tiesiog, jeigu yra sunku, drąsiai ateiti ir sakyti jaunimo darbuotojui arba aplamai pažįstamam, man reikia pokalbio. Ir tas pokalbis gali trukti ilgai arba trumpai. Ir tiesiog kalbėtis ir sakyti, tu neklausk, tu manęs išklausyk. Nes dažniausiai mes klausinėjam klausimų, nori žmogus tiesiog pasikalbėti. Tai tiesiog kalbėtis. Ir kaip dar toks, kad jaunimo darbuotojai visada gali padėti bet kur, bet kokioj kelio vingi, tai drąsiai ateikite ir kalbėkite su mumis. Gerai, supratau, ačiū labai tada mūsų pašnekovui Vidmantai. Buvo labai malonus pokalbis, o aš ką tik noriu priminti, tai
kad geriausi pokalbiai visada gimsta tada, kai pradedame skaityti tarp eilučių, o mūsų projektą finansuoja ES pagal Europos solidarumo korpuso projektą Jaunimo aidas bei Tauragės rajono savivaldybė. Ir šis įrašas atspindi tik autoriaus mūsų nuomonę, todėl nacionalinė agentūra ir Europos komisija negali būti laikomos atsakingos už jame pateiktą informaciją. Tai ačiū, iki kito karto.